Labas rytas, šiandien maisto apsipirkimo diena, mes sustriukėm, nors kieme šilta, bet turime šaltą. Tai važiuojame apsipirkti valgyti, ką pirksime valgyti, parodysim ir jums. O dabar einam į patį pirmąjį mūsų apsipirkimo tašką. Gerai, į Urmo didmenos skyrių. Einame kartu. Urme sušalom su Danuku, bet čia labai šilta ir fainas ir geras oras kieme, sakyčiau, netgi reikėtų maikutės, nes su megztiniu ganėtinai irgi yra šilta, bet manau neiškepsim, jeigu vėjas užpūs. O dabar rodau, ką įsigijau. Kągi pirkau vynogės po euro žinduką buvo, tada yra datelės 2 eurai tam, po 8 ar 9 centų žolelės, tai špinatai ir rūkola, tada yra rauginti kopūstai mūsų favoritai. Toliau yra spanguolės, datelės, kad su graikiniais riešutais padaryti. Yra razinos, šį kartą mažesnės pirkau, graikiniai riešutai ir lęšiai. Tada čia yra raudoni kopūstai, svogūnai ir 3 agurčiukai, bei kopūsčiukai 3 ir daug agurkų. Ir žinoma, bulvių maišiukas. Dar taip pat nusipirkom tų praeitos savaitės pomidoriukų nerealiai skanių ir braškių, nes brolio jų gimtadienis. Atrodo visai neblogai apsipirkau. Bulvių nebuvo įsidėti, bet labai norėjau bulvių. Aš labai mėgstu keptas, virtas ir visokias bulves. Tai pasiėmiau bulvių maišiuką, kainavo 10 eurų. Nežinau, kiek kilogramų gaunasi, 5 centų už kilą. Tai čia 20 gal gaunasi. Ar kažkas tokio. Tai dabar važiuojame į Promo nusipirkti avižinių dribsnių, nes jų nebėra, nes žindukas kai kepė aną savaitę sausainių, tai nieko ir nebeliko. Ne, 2 kartus. 2 kartus. 2 kartus kepė? Jo, 2 kartus kepė ir nieko nebeliko. Tai važiuojame pirkti jų. Beje, su šeimina savaitgalį važinėjom ten ant paspirtukų kalniukų, ten dar kažkur ir važiavom siuntų paimti ir gavosi taip, kad važiavom pro naują depo, kuris atsidarė tenai Taikos prospektas, berods skaitis, žodžiu, prie Urmo. Ir mes nuvažiavom į jį pažiūrėti, ko gero yra pirkti. Pasirodo, atsidarė tik pirmą dieną sekmadienį, tai buvom patys iš tų pirmesnių klientų, kurie atvykome apsipirkti. Bet ką noriu pasakyti, kad buvo taip, kad einu prie sėklų tenai kruopų ir ten tos skyriaus. Ir, kaip baig trepsėti. Aš taip darau. O kodėl tu trepsi? Ką? Netrepsėk. Eik, išlipk iš mašinos ir trepsėk su kom, bet ne mašiną, gerai? Ir einu prie to sėklų, ten nesėklų, tų kruopų visų skyriaus. Ir viena moteriškė sako, tai ar apsimoka pirkti čia avižinius? Toks juokas laimė nuoširdžiai. Galvojau, tikriausiai mano YouTube mato video. Ir pasirodo taip. Palinkėjimai jums atgal. Ačiū, kad žiūrite ir domitės. O kalbant apie depo, ką aš pirkdavau seniau, nes būdavo avižinius dribsnius, bet avižinių dribsniai ten yra 3 kg, o Promo yra 5 kg, kadangi mums reikia ant savaitės maždaug 5 kg avižinių. Tai žinokit, gaunasi taip, kad tiesiog neapsimokėjau iš depo, bet buvo apsimokėjau iš Promo. Dar taip pat, kad depo galite įsigyti, kas yra labai skanu, tai raudonos pupelės ir tokie žirniai latviški, tokie tamsiai rudi, tokie apvalūs. Tai juos pamirkius vandenį per naktį, išvirus per plovus gali naudoti ir į sriubas, ir į kokias salotas ir taip toliau. Jos tikrai labai skanios ir rekomenduoju. O dabar važiuojame iki Promo nusipirkti valgyti. Aneta, važiuojam? Aš vien paliką noriu pasakyti. Ateik arčiau ir sakyk, nes tavęs gali negirdėti. Sakyk, ką noriu. Aš nupirksiu jamaniuką dovaną kokią telefoną. Telefoną? O kokį telefoną? Tai mums reikia į depo važiuoti tą telefoną pirkti, ne? Tai gerai, kad tu dabar pasakei man. Gerai. Važiuojam tada iki Promo, aš dar kažkada reikės užsukti į depo, pasirodo, nes Danukas sugalvot broliukui dovaną tokią nupirkti. Telefonas tai, kur būna su vandeniu ir Aš galiu parodyti. Ai, turi savo suklijuotą ten tokį gyvenimo mačiusi, bet va tokį žaislas labai fainas. Spaudžia ir ties strikinėja. Rutuliukai ir germaniukai labai patinka ir vaikam patinka. Dar sudaužė germaniukai. Bišiukai jis toks suklijuotas, bet dar veikia. Žiūrėk, gal vanduo išbėgo, bet gal dar Taip, bėga. Kartais bėga, bet Danukas pačia susiklijavo, susitvarkė, tai svarbu dar naudoja visus kampus. Tai važiuojame ir kur važiuosim toliau, rodysim jums.
Taigi, avižiniai nupirkti, galime važiuoti toliau. Dar šią savaitę jam yra nuolaida 4,85 berods vietoj 5 šiam gal kokį. 5,8. Nu, žodžiu, neatsimenu tiksliai kainos, bet dar yra nuolaida iki 5 eurų. Tai apsimoka apsipirkti, jeigu mėgsite avižinės kruopas. O dabar su Danuku važiuojame iki depo ieškoti broliukui dovanos. Danukai, ką nupirkai? Ką? Telefoną. Telefoną, o kam čia bus? Tau? Tu žaisi? Ar broliui? Aš? Aš jau žaidžiu. Tai va, broliui su gimtadieniu dovanų nupirko. Taip? Šaunuolis. Aš galvoju, kur peslėp dabar. Sugalvosim, kad nepamatytų iki šeštadienį tikrai gerai. Jau mes prie Maksimos esam ir einame, ką įsigysime, rodysime. Nes tikrai įdomu, ką mes perkame valgyti ir labai džiaugiuosi, kad žiūrite mūsų video, domitės ir taip toliau. Ačiū Jums už tai ir einam mes į Maksimą kažką ieškoti valgyti. Maksimai apsipirkome. Buvo labai gerai, iš tikrųjų, tie lavašai, jums dabar parodyti galėjau, kurie tinka germaniukų. Jie yra labai maži, bet vienam kartui aš 2 iškepu ir gaunasi 3 kartum tie lavašai jam. O taip tai pirkau ryžių miltus, nes ryžių miltų ir avižinių dribsnių darau tokią duonelę. Dar makaronų. Taip, ir dar makaronų germaniukų nupirkom, nes šiandieną jau pabaigėm. Su šiaudeliais. Danukas labai mėgsta tos šiaudelius, bet gali papūs. Tai sako, germaniukas irgi tikriausiai nori tokių. Nu, tai sakau, paimam, nes kaina yra lygiai ta pati. Ir dar nupirkau, kaip matėt, ryžių 2 rūšių ir grikių. Čia pirkau nerijų dėl to, kad jisai kartais, kai būna ilgiau ofise, jisai išsiverda kažkokią košę, kai man paprastai yra išsivirti ir išsitraukti. Tai jam yra daug patogiau pakeliuose vienam kartu išsivirti ir tiesiog suvalgyti, tada nėra to tokio didelio plovimo, vandens nupilimo ir taip toliau. Tai nupirkau jam kruopų, nes sakė, jau baigėsi ir dar obuolių acto pirkome. Ir ką dar pirkom? Ai, aguonų nupirkau, kad jam būtų užsiberti ant košės. Man labai patinka. Ir dar nupirkau aguonų... Danukai, baig, palauk. Ir dar nupirkau aguonų maltų, tai bus man į kepinius iškepti kokį piragą ar panašiai, nes kaina po eurą abu, vienas ir kitas, tai labiau apsimokėjo tą didesnį lampaką pirkti, nes Urmė dabar sakė jau nebėra ir be maždaug žiemos, galėsiu pasakyti, ir beveik be žiemos jų nebus, tai tiesiog nusipirkau iš Maksimos. Ir atrodo, gal viskas, daugiau kaip ir lik nieko ir nepirkom. O jeigu ir pirkom, matėt tikriausiai viską. Dabar, Danuk, sakai, ką norėjai pasakyti? Dabar važiuosime į Lidlą. Teisingai, važiuojame iki Lidlą apsipirkti, nes dar truputėlį liko pinigų. Ir dar man labai nepatiko, kai aš filmuoju video, kelintą video ir man toks, kai aš vairuoju, traškėjimas. Maniau, kad dėklas kaltas, o pasirodo stovas ten iš nugaros, iš tos pusės, kur yra mikrofonai, tiesiog spaudžia, juda ir traška. Tai man tas labai nepatiko ir galvoju, gal dėklą reikia keisti ir panašiai, bet pasirodo viskas gerai, tiesiog nereikia dar stumti iki pat galo ir tada nebraškės. Tikiuosi dabar, kai kalbu, viskas bus gerai. O Lidlas gerai, kad prie pat. Ir šiaip apsipirkimo ta vieta, tokia Urma, Maksima, Lidlas yra vienoje vietoje, tai labai patogu yra apsipirkti, valgyti vienu metu, nuvažiuoti iki ofiso, jeigu reikia, ir tada grįžti namo, kai vienas veiksmas vyksta tame pačiame rajone. Jau mes apsipirkom valgyti viską iš tikrųjų. Svogūnai buvo po 19 centų už kilą, tai pasiėmiau nemažai ganėtinai, nes mes svogūnus aš dedu į kepsnelius, juos retai ganėtinai kepu, bet į kepsnelius naudoju ir labai skanu juos supjaustyti kokias į 4 dalis. Maždaug priklausomai nuo dydžio, jeigu toks koks svogūnas, 4 tamtas dalis maždaug, sumaišyti su alyvuogių aliejum, biškį druskos ir kepti į orkaitę, tarkim, ar prie bulvių, ar prie daržovių, kokių kitų keptų, nu, nerealiai skanu ir vaikai mėgsta, ir mes mėgstam, tai tie svogūniukai labai gerai sueina. Nemėlą nemėgstu. Valgo, jai raudoninė nepatiko, nes skonio neturėjo. O taip tai tų prisipirkom, dar brokolį nusipirkom prie makaronų, kad būtų, makaronų matėt nusipirkom. Saunis germaniukų yra atskirai nupirkti makaronai ir nusprendžiau, kad kebabą tikriausiai darysiu.
Bet darysiu šį kartą su kepsneliais, o ne su keptais kryvagubiais, grybais, ar kaip jinai vadinasi. Grybai su mano patinka. Ir dar, ką nusipirkom? Alyvuogės, kurios yra be kauliukų labai skanios, mes mėgstam šitą skalamatą. Ir dar buvo kukurūzai, ir čiaukšlimušiai, atrodo. Ir viskas. Tokia ta diena tai mūsų, toks tas mūsų maisto apsipirkimas. Ačiū, kad žiūrėjote, susitiksim kitose video, nepamirškite prenumeruoti, komentuoti ir mus palaikyti. O mano renginys 22 dieną, kaip ir sakiau, bus čia Kaune, Draugystė 16, tai jeigu norėtumėte atvykti, būtinai registruokitės. Evento būtent nuorodą įdėsiu po video apačio. Tai tiek tam kartą. Ačiū ir iki tam kartą. Anuka, sakyk. Aš noriu vieną dalyką pasakyti. Dabar sakyk tą vieną dalyką. Nu, ką norėsi? Gerai, kitą kartą. Kitą kartą. Sakė, kitą kartą pasakys ir ate. Tai viskas, važiuojame ir ačiū Jums, kad žiūrite.